Labas vakaras, mėlyjeji futbolo gerbėjai. Top Sporto lyga vėl jūsų ekranuose. 16 turas vakar prasidėjo Alytuje ir tęsiasi šiandien jis per Marijampolę. Vietoje jo Kornelijus Mringis žaidė ir tame susitikime baudinio atremti nesugebėjo. Čia Bangos ataka, perdavimas į baudos aikštelę, smūgis. Jo perdavimas, dabar jau Paulauskas savoje stichijoje, jo greitis, Cesinija smūgiuoja ir šalia vartų. Fiodorovas. Geras perdavimas į baudos aikštelę, Dubicko smūgis, kokia proga. Eduardo perdavimas ir Lara labai pavojingai lieka su kamuoliu, perdavimas į kraštą Burbos link, šis krūtinę nusimeta kamuolį, Baltrūnas baudos aikštelėje, oi. Perdavimas į kraštą ir čia Sūduva labai gerai pradeda antrąjį kėlinį. Cesinija, Losonui atšoka kamuolys, šis nieko nelaukia, smūgiuoja ir muša. Norėjau sakyti, Žebrauskas ten susitvarko, bet nieko panašaus, Dubickas. Čia šansas Motiejui Burbai, kamuolys nukrenta Fiodorovui ir kokia neišnaudota proga. Vėl randa Cesinija. Šis Ramanauskui, Ramanausko smūgis ir kaip dabar. Toks perdavimas ir oi. Gerai išvedė komandos draugą ir oi. Perdavimas smūgis ir Bertašius dar kartą gelbėja savo komandą. Ir Bertašius vėl priverstas kamuolį išmušti štai taip, Cesinija. Ir Vilius Paulauskas pats keliauja pasižiūrėti į ekraną. 11 metrų baudinys yra paskirtas ir Vilius Paulauskas dar Karlosui Eduardo rodo ir geltoną kortelę. Šiame sezone jau 2 baudinius atrėmė, šį kartą neatrėmė, Sūduva priekyje 1-0. Styvas Losonas išveda komandą į priekį 89 susitikimo minutę. Keliauja švęsti rungtynių pabaigose. Čia nusimeta kamuolį puikiai, Kasparas Kriščiūnas, jo perdavimas, Burba. Griūna baudos aikštelės prieigose Motiejus Burba. Dar beveik nežiūrėdamas vos nesukūrė geros galimybės Motiejui Burba ir čia kyla į viršų Marijampoliečių rankos, kyla ir Sūduvos gerbėjų rankos viršun, nes Marijampolės Sūduva iškovoja pergalę.